Kresnas mužikėlis, gydytojas. Buvo neblogas sukčius. Nuolat aktyviai dalyvaudavo visuomeninėme gyvenime. Nežinau kaip, bet tarybų laikais įgijo gydytojo diplomą. O šiuo metu sunkiai raizgė sakinį ant balto lapo, norėdamas aprašyti savo vakarykščius įspūdžius iš gydytojų suvažiavimo, kuris vyko viename iš sostinės viešbučių. Atrodo, jog jam labiau rūpėjo išgertuvės, kurios nuolat atsitikdavo po tokių senosios gvardijos susibūrimų. Drebančia ranka dabar rašo, kad nėra nusiteikęs padėti žmonėms ir niekada nebuvo. Ir dar pridurė, jog žmonės patys kalti dėl daugelio savo bėdų, kurios, kaip jiems atrodo, ištinka juos nuolat netikėtai. Sveikatą reikia užsitarnauti. Taip užbaigia raštelį ir įsideda pastarąjį į seną odinių viršelių apsiuvinėtą užrašų knygutę, kur žymi visus savo darbotvarkės planus nemažiau kaip ateinančiai savaitei. Nežinau, kas pastumėjo jį tokiai paviršutiniai minčiai. Atrodytų, jog viskas ir taip suprantama, o čia dar ganėtinai protingas žmogus leidžiasi į tokius niekus ir rašosi, ko net labai trokšdamas negalėtų pamiršti. Gal vakarykštės išgertuvės turėjo įtakos, bet tai atrodė kaip galas, pabaiga visko, ką jis tiek daug metų kruopščiai puoselėjo. Raštelis prieš mirtį, ar bent jau profesinės pabaigos simbolis, liudijantis jo perdėto pasitikėjimo savimi nutraukimo aktą. Jis visada plaukė vandens paviršiuje, bet mėgdavo apsimesti, jog paneria labai giliai ir gali ilgai nekvepuoti. Nors nekvepuoti šalia jo, bent jau dėl pagarbos jo senyvam amžiui ir ilgamečiai patirčiai vietinėje ligoninėje tekdavo jaunesniems jo kolegoms, kurių kompetencijomis jis nuolat nevengė abejoti. Abejojo jis ne tik kitų gebėjimais, moralė ir garbe, bet ir dievų. Akura Mazda, Jahve, Jėzus, Buda, Alachas ar Krišna. Visi šie vardai jam buvo vienodai svarbus, nes jį domino pasakojimai ir mokymai, kurie buvo siejami su šiais šaukliais. Tačiau jis laikėsi racionalios pozicijos, nuolat kartodamas, kad techninis požiūris į sakralumą padeda išsaugoti sveiką protą. Visiškai priešingai jis manė apie pacientus, su kuriais susidurdavo savo klinikinėje praktikoje. Nors jo specializacija buvo gana tolima nuo pagalbos, kurią jis veržėsi suteikti ligoniams, tačiau jo tvirtas įsitikinimas neleido tikėti, jog esama kitokios ligos, bent jau baisesnės už dvasinę. Nors jis manė, jog pačiam jam nereikia jokio tikėjimo, jog Dievas tėra įrankis, per kurį jis pats atlieka magiškus ritualus ir gydo savo pacientus. Tačiau puikiai suprato, jog ligonio kreipimasis į autoritetą gerokai palengvins jo darbą. Jo Dievas, tiksliau vienintelis jo gydymo įrankis, buvo gana neįprastas, net visko mačiusios bažnytinės davatkos sąmoniai, kuri nesigilindama į tai, kuo tiki, gali patirti giliausią katarsį nuo bet kokio amžinybės pažado, kurį jai dėstydavo nevalyvi bernai po gryčio stogu, ant kurio kažkas užkėlė vaizdingais ornamentais išdabintą kryžių. O štai jo gydymo principas tiek daug neaprėpė. Matyt, būtent amžino pažado apie amžinybę trūkumas čia labiausiai įtakojo tai, kad jo mantra buvo nepajėgi galutinai atjungti sąmonės, net visiškai paskendusiai savo hormonų frustracijoje šventėjai. Žmonės nori girdėti žodžius, padėsinčius jiems gyventi geriau. Jie nori tikėti pažadais, bet retas imasi veiksmų, kad bent vienas kito jiems duotas pažadas taptų realybę. Net kai supranta, jog priešingų atveju jis teliks viltimi, kurie niekada neišsipildys. Toks pažadas praktiškai niekada netampa idėja, bet lieka mintimi, kuriai nelemta materializuotis. Būna ir taip, jog kai žinai, kad tai netikra, gėdos jausmas nemažėja, bet ir nelemta jam didėti, vien todėl, jog šis pažadas retai būna ištartas garsiai. Bet tai jau neviltis. Mūsų istorijos herojus tai puikiai suprato ir elgėsi sadistiškai, nes jo Dievas neturėjo net to esminio pažado, kuris praktiškai visas pasaulio religijas daro tokias patrauklias ir atima iš žmogaus kalties jausmą dėl jo neveiksnumo. Tai pasibaigus gyvenimui, pažadas gyventi.
Pomirtinės egzistencijos vizija, kvailiausia ir keisčiausia mintis, kada nors atėjusi į žmonijos genijų protus. Piktavalė, nuožmi ir sadistiška viltis, kuri apnuodijo didžiąją pasaulio dalį ir taip giliai įsišaknijo jos geidulingame prote, jog iki šių dienų guodžia geradarių ir nenaudėlių sąmonę. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog šiuolaikinėje visuomenėje gydytojas yra perėmęs senojo žiniuonio statusą. Ir dėl šios priežasties dažno akise užsitarnauja išankstinę pagarbą ir net kažkokią nesuprantamą šlovę, kuri dažniausiai emanuoja iš senyvo amžiaus moteriškių, kurios gyvenimo saulėlydyje pagaliau atrado pakankamai laiko ir sąmoningumo rūpinti savo sveikatą ir ieškoti išsigelbėjimo nuo mirties gydytojo vaizdinyje. Labiau pasigilinus, gydytojas tai troškimo, kuris niekada neišsipildys, sąmoningos beždžionės egzistencijoje simbolis, svajonės gyventi simbolis, užgožiantis supratimą, jog gyvenimą gali tik nugyventi. Mūsų istorijos herojus naudojasi tokiu savo statusu. Jis kalbėjo išdidžiai ir reikšmingai, net tuos dalykus, kurių visiškai nesuprato pats, arba apgailėtinas banalybės pristatydavo kaip didžiausią savo išmintį. Tuo metu jo klausytojų tuščiuose akise buvo matyti susižavėjimas ir viltis. Nedaug susijusi su tuo, ką jis pasakodavo. Bet kam tai rūpi? Kuomet yra viltis, jog tavo gyvybė kito rankose, tavo sveikata ir tolimesnis likimas priklauso nuo kito žmogaus, o kitoje šios iliuzijos pusėje buvo pasitenkinimas savo instinktyvia realizacija, kuri priminė viešpatavimo kontingenciją, iškyla Dievo ir žmogaus santykis, kuris realizuojasi į kūną, o šita santykio sublimacija įrodo savo materialią vertę, išaušus bet kokiam jos rezultatui. Laisvės paradoksas. Jis niekada nebuvo tikras dėl savo sprendimų patikimumo. Aklas baksnojimas pirštu ir nuolatiniai bandymai pažvelgti, kas bus priėmus tam tikrą sprendimą, jį pavertė viešpačiu. Daugelį kitokių žmogiškosios saviraiškos kryžkelių jis būtų suklupęs. Bet ne čia. Šioje vietoje jis buvo Dievas. Viešpatės negalime kaltinti už sprendimus, nes jo sprendimai patys savaime negali būti klaidomis. Jie negali būti neapgalvoti ir spontaniški. Jie yra virš to, ką žmogus gali apgalvoti. Todėl jais verta tiesiog patikėti. Dievas viską žino iš anksto, tačiau jis veikia žmogaus rankomis, kurios nėra tobulos, ir nors pastarųjų savininkas nuolatos siekia priklausyti kažkam aukštesniam už save, jos kartu gniaužiasi į save. Todėl bet koks bandymas jas pakelti aukštyn, determinuotas refleksu jas nuleisti žemyn. Kuomet susipažinau su šiuo žmogumi, praktiškai nuo pirmų bendravimo akimirkų atrodė, jog jis nekenčia kitų, jog jo misija, kurią jis pats savo yra iškėlęs ir taip nuožmiai stengiasi įgyvendinti, yra nukreipta tik viena linkme – pakenkti ar sunaikinti. Suprantu, jog tokios skubotos išvados tikrai ne visada yra teisingos, jog reikia daugiau laiko, kad galėtum atsakyti, kas prieš tave stovi. Nors bet koks atsakymas labiau patenkintų subjektyvę mano vaizduotę, nei supratimą, jog ši klajojanti persona gali pakenkti žmogui. Vėliau man pradėjo aiškėti, jog šis žmogus išties myli kitus. Taip nuoširdžiai ir naiviai. Jo pagieža ir noras dominuoti buvo tik atsakas į nusivylimą žmonėmis ir siekė dovanoti save kitiems. Kažkada jis tikėjo, jog didžioji dalis žmonių tai kūrėjai, atviraširdžiai ir nebejingi pasaulio gelbėtojai. Tačiau beveik kas kart, kuomet jis ryždavosi sumažinti atstumą ir pasigilinti į kitą, jam tekdavo nusivilti. Tai, ką jis jautė, nebuvo neapykanta, tai buvo pyktis dėl nusivylimo, skausmas, kuris kaustė jį iš vidaus ir negalėjo būti paslėptas išorėje. Žmonių neveiksnumas, kuris jį žlugdė, jų atėjimo aktas ir galutinis mėginimas užtvirtinti savo neveiksnumą, tikintis išsigelbėjimo piliulės, buvo galutinis dėmuo, kuris jo vaidmenyje turėjo realizuoti viso šio proceso pabaigą. Jis iš tiesų buvo Dievas, nes taip dažnai juos galutinai išgelbėdavo nuo gyvenimiškos beprasmybės.